Kovo 1 dieną popiežius Benediktas XVI meldėsi drauge su Europos ir Amerikos universitetų studentais. Tačiau ši malda buvo ypatinga. Ji buvo tiesiogiai transliuojama per satelitinę televiziją ir internetu. Todėl Lietuvoje jaunimas irgi dalyvavo popiežiaus ir pasaulio studentų maldoje. Šį kartą juos visus viešpaties dvasia sujungė bendroje maldoje apmąstant rožančiaus garbės slėpinius apie Kristaus prisikėlimo įvykius. Popiežius Benediktas XVI bendravo ir meldėsi su Romos ir 10 kitų Europos ir Amerikos miestų studentais. Romos studentai susirinko į Vatikano Pauliaus VI didžiąją audiencijų salę. Į kitus miestus buvo nutiesti palydovinės televizijos tiltai. Bendroje maldoje dalyvavo studentai 5 Europos miestuose – Prancūzijos mieste Avignone, Rumunijos mieste Bukarešte, Italijos mieste Neapolyje, Baltarusijos mieste Minske, Ispanijos mieste Tolede, bei 5 Šiaurės ir Pietų Amerikos miestuose – Brazilijoje, Kuboje, Ekvadore, Meksikoje ir Jungtinių Amerikos valstijų mieste Vašingtone. Greta šių 11 jaunimo susitikimo vietų, taip pat ir kituose miestuose tą pačią valandą jaunimas dalyvavo popiežiaus ir studentų bendroje maldoje. Viena tokių jaunimo maldos su popiežiumi vietų, nors ir be tiesioginio teletilto su Vatikanu, buvo Kauno Švento Arkangelo Mykolo bažnyčia. Tai iš tikrųjų 6. kartą švenčiamas visame pasaulyje, gal labiau orientuotas į Europą, nes yra Europos universitetų diena. Prieš 6 metus pirmą kartą buvo sujungti 10 universitetų ir Vatikano studija. Ir 2004 metais Lietuva dalyvavo tiesioginėme teletilte su Vatikanu iš Šventojo Jono bažnyčios. O šiaip tai kiekvienais metais delegatas nacionaliniai sielovadai, docentas kunigas Arvydas Ramonas, jisai skatina visus universitetus kažkaip tai prisiminti, įsijungti, galbūt suorganizuoti maldos akciją tą dieną. Kauno akademinės sielovados grupė, universitetų kapelionai, akademinės sielovados koordinatorės ir jiems talkinantis jaunimas pakvietė akademinių bendruomenių narius į Kauno Švento Arkangelo Mykolo įgulos bažnyčią švęsti Europos universitetų dieną. Šios dienos tema – Europa ir Amerika drauge – meilės civilizacijai kurti. Transliacijos pradžioje susirinkusieji stebėjo iškilmingą teletilto atidarymą, kryžiaus procesiją, dalyvavusių teletilte valstybių vėliavų įnešimą, universitetų pasisveikinimą ir prisistatymą. Popiežių Benediktą XVI plojimais pasitiko ir Lietuvoje susirinkęs jaunimas. Rožinio malda tai man yra dėkojimas Dievui, dėkojimas Marijai už tai, kad aš esu čia, kad Jisai mane veda būtent šituo keliu, kuriame dabar aš esu. Ir yra labai gera kiekvieną vakarą padėkoti už tą dieną, už visus dalykus, už draugus, kuriuos mes turim, už tai, ką Jis mums duoda gyvenime. Kaip galima sakyti, aš dabar jau jį atradau, nors galima sakyti, dar atradinėju, nes tai visai nesenai buvo ir toks gyvenime mano kaip lūžis buvo, nes anksčiau man tas rožinis buvo toks močiučių, kažkoks bažnyčio užsiėmimas ir nieko ypatingo ir man taip tikrai nieko nereiškia, o taip, kai pradėjau gyventi su Ramūne čia,
Tai kažkaip kartu jinai vis nuo vaikystės jos toks atėjo